Sterilūs ir nesterilūs augalai gedo akvariumuose. Gedas tiek daug kalbėjo apie sterilius augalus, kad Jonas skambina, sako, Gedai, aš pas tavęs mačiau siūlinę dumblę, net skrinšotą pasidariau. Teisingai, žvengiu. Aš turiu 4 akvariumus šiuo metu ir dėžių. Dėžėse auga sterilūs augalai. Į tuos kubus, kurie, kaip matot, yra susisieję jau per Liudvigijas repens, kurios nebetelpa į akvariumus, viens iš kitą lipa. Iš tikrųjų, iš ten lipa, nes čia net nebuvo Liudvigijas. Ir čia pažiūrėkit, kaip rotalas užaugusios orinė forma. Šitie akvariumai, į kuriuos pasodinti buvo tik sterilūs augalai, neturi jokią dumblę. Nei žalią siūlinį, nei rudos barzdos, nieko neturi, nes į juos buvo pasodinti sterilūs augalai ir nieko neįkišta. Nieko. Dabar šitie augalai steriliai gyvena bendroj sumoj, nežinau, jau turbūt porą metų, nes vienas akvariumuks buvo, paskui padaugins bendrai. Ir iš tikrųjų per porą metų jokia dumblė juose neatsirado. Tačiau aš turiu dumblę 4 akvariume, į kurį pasodinau tos pačius sterilius augalus. Bet pasodinęs tos pačius augalus, aš įdėjau 2 elementus. Čia filtras buvo visiškai naujas. Akvariumas buvo išveistas iki beproto. Gruntas yra naujas, indeliai gruntui. Čia kvarcinis smėlis nauji, augalai švarus, viskas švaru išskyrus žuvų žarnynas, kuriame balažina kiek. Ir va šita šaka. Šita lenkta gyvatė buvo anksčiau akvariume, kuriame buvo siūlinis dumblis. Ir aš ją šveičiau be protą, mirkiau visokiuose balikliuose, kibiruose, variau paspaudimo virinau. Ir vis tiek, kai įdėjau į akvariumą, pirmiausiai ji apie siūlinį dumblių. Labai aiškiai. Ant jos pradėjo dėtis dumblis. Ir jau viskas. Jeigu tu turi, ir turi porų. Bet, ir dabar to siūlinio dumblio šitame akvariume aš tikrai turiu, ir aš to neslėpiu. O ant filtrą, kaip ploviu, ten ant kuokštai buvo. Ir čia vat, hediot salzamonė. Bet, pirmas dalykas, aš vis dar turiu didelės 4 dėžės sterilių augalų. Šitas akvariumas man auga kaip žuvų naršykla. Ir aš iš čia dumblę niekur nežadu. Tegul būna. Tas dumblis man po barabano. Čia įgyvena beveik 100 žuvų ir man reikalinga masė. Tačiau aš tų augalų neišmesiu. Paėmus kokią nors naršyklą. Kas nors turi naršyklą ir jam reikia didelę kuokštą augalų. Prašom, pasiėmė tokią dėžę rotalas. Pasiėmė tokią dėžę. Ir tu jau turi veikiantį akvariumą. Nes čia visa bakterinė plėvelė, viskas bus. Ir kokią nors naršyklą tu pilnai turi. Bet dabar, kas dar nutiks? Ką aš toliau su tuo darysiu? Čia yra augalų didelė masė, kuri labai gražiai atsiguls į dėžes ir išaugs orinė forma. Ir kai aš padėsiu tokią augalų masę, man iš jos švari orinė forma, pilna dėžė išaugs per mėnesį. Va dėl ko aš jų neišmetu. Aš jų niekam nesiūlau. Čia tikrai nėra sterilus. Bet kai jie liks pažemiui ir išlindusias tik viršūnės, aš jau bandžiau, aš jau dariau, aš taip turiu dar dėžių iki lubų priaugusio. Tai šitie augalai man bus rasoda. O yra tokia paslaptis, kurią irgi išbandžiau. Jeigu tu sodini gražų, spalvotą, didelį augalą, kuris, kaip pavyzdžiui, žmonės bijo augalų iš akvariumų su CO2, nes pas juos prastam vandenį nėra CO2, augalai neišgyvena. Neišgyvena dėl to, kad todėl, kad ten dažniausiai būna šūdo per daug, nitratų ir nuėsdina. Bet kuo sveikesnis augalas, tuo jis vešliau auga. Jeigu dedi kažkokią nusususią apačią,
ji auga daug lėčiau negu vešli viršūnė. 10 kartų lėčiau, gal netgi daugiau. Aš esu tą patį augalą į vieną akvariumą pasodinęs, į tuščią akvariumą, pasodinęs į 2 vietas. Turėjau biškiuką dailių viršūnių ir pasodinau tokius kotus tagarus su, sakykim, nusususius. Tai turbūt 10 kartų greičiau auga, tie dailus. Tai man šitos viršūnės pirma, jos duoda deguonį žuvims, gamina, ir čia yra pagrindinė užduotis, o dumblis irgi tai daro. Antras dalykas, jie yra skirti dėžėms orinė forma. Ir greitai juose atsidurs. Greitai. Ir iš šito man išeis gan daug dėžių. O kai išrausiu viską ir užsodinsiu, užplausiu akvariumą, nebedėsiu šakų. Ir čia viskas bus lafa. Viskas čia bus lafa. Bus naujas akvariumas. Aš, pavyzdžiui, iš tų 3 kubų viršui pilnai apsodinu šitą akvariumą. Iš 1 kubą apsodinu pilnai tą akvariumą. Steriliais augalais, tik nebedėsiu šakų. Ir viskas. Ir nenaudoju iš čia jokią sietelę, jokią pincetą, nieko nenaudoju į viršutinį akvariumą. Nieko. Va čia yra su dumbliu ir viskas. Vandens lašą pernešiai, tame laše gali būti dumblio pora. Ir labanakt sterilumai. Bet jeigu namuose aš nebeturiu dumblio, kaip pavyzdžiui, aš vertinu savo krevetes ne tik tais dėl to, kad ten kažkokios super spalvos ar dar kažką. Nu jo, spalva patinka, bet pagrindinė mano krevečių, pagrindinis privalumas yra tas, kad jos jau senai nematė jokios ligos, nesirgo niekuo. Nei skrutičela, nei muskular nekrozis. Aš 100 krevečių išmečiau, o gal 1000 išmečiau, atskirinėdamas tik sveikas. Ir savaime tos ligos pas manęs neatsirado. Taip ir su augalais. Tuose akvariumuose, kurias šiuos turiu sterilius, aš žinau, kad savaime čia niekas neatsirado. Dar vienas dalykas, labai svarbus. Aš turiu dugnines raiges melanijas ir ostrakodą ir jas vertinu. Ir buvo atsiradę nuo vieno augalo iš vaikų akvariumo, nuo vieno augalo buvo atsiradę iš vaikų namų akvariumo. Kai išmetinėjau visus, bet vieną žioplys pasilikau. Išploviau ir taip toliau, bet ten kažkur buvo sraigės kiaušiniai. Ir buvo atsiradę, užmiršau, tos mažytės apvalės sraigytės. Ne trimitininkai, bet kietas, kurių nei nauplanariai ėdė nieks. Tai čia buvo dar viena priežastis, dėl ko tai nebloga sraigė. Bet žmonės jų nenori. Žmonės jų nenori jų persinešti augalais. Tai dar viena priežastis, dėl ko aš steriliai dariau akvariumus, kad nebeperneš šitų skraigių ir jų niekur neturiu. O pagrindinė mano šito akvariumo eksperimento užduotis buvo įrodyti, kad akvariumas gali būti pilnas augalų ir jie gali būti sveiki ir gražus, be jokia dumblė, jeigu neįneši, dumblė savaime neatsiranda, čia yra pasaka. Jeigu tu neskubi ir tam nereikia jokių trąšų, jokių sodų. Stiklinė pogrunčio, JBL Manado Black ir vandens keitimas. Ir paprasta kiniška šviesa. Kuo stipresnė šviesa turėsi, tuo greičiau augs. Kuo mažesnė šviesa turėsi, tuo lėčiau augs. Bet jeigu niekur neskubi, akvariumai vis tiek priaugs.